Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Kilnūs pavyzdžiai. Tačiau teisusis laikosi savo kelio. Žmogus švariomis rankomis vis stiprėja. Jobo 17 skyrius 9 eilutė. Šventoji istorija pateikia daug pavyzdžių apie tinkamo mokymo pasekmes. Ji pateikia daug kilnių pavyzdžių apie žmonės, kurių charakteriai buvo formuojami su Dievo pagalba. Žmonės, kurių gyvenimai buvo palaima aplinkiniams ir kurie pasaulyje stovėjo kaip Dievo atstovai. Tarp jų yra Juozapas ir Danielius, Mozė, Eliziejus ir Paulius. Žymus valstybės veikėjas, išmintingiausias įstatymų leidėjas, vienas iš ištikimiausių reformatorių ir išskyrus tą, kuris kalbėjo kaip joks kitas žmogus, įžymiausias mokytojas, kokį tik pasaulis yra pažinojęs. Ankstyvaisiais savo gyvenimo metais, iš paauglystės žengiant į suaugusiųjų pasaulį, Juozapas ir Danielius buvo atskirti nuo savo namų ir paimti nelaisvėn į pagoniškas šalis. Ypatingai Juozapas patyrė tokius gundymus, po kurių sekė didelės likimo permainos. Savo tėvo namuose buvęs švelniai globojamas vaikas, Potifaro namuose tapęs vergu, o vėliau patikėtinis ir draugas, verslo žmogaus, išprusęs dėka studijų, stebėjimų ir bendravimo su žmonėmis, faraono požemiuose kaip valstybės kalinys nuteistas neteisėtai ir be vilties į išteisinimą bei išlaisvinimą. Didžiulės krizės metu pakviestas vadovauti tautai, kas įgalino jį išsaugoti savo garbingumą. Paklusnumas Dievui ir tikėjimas neregimuoju buvo Juozapo inkaras. Čia slypėjo jo jėgos paslaptis. Savo išmintimi, teisingumu ir tyrumu, kasdienio gyvenimo nuolankumu ir pasišventimu tarnauti žmonėms, pagonims, Juozapas su Danieliumi liko ištikimi savo ankstesnio auklėjimo principams ir tam, kurio atstovais jie buvo. Koks kilnus buvo šių jaunuolių gyvenimas. Tas pačias galingas tiesas, kurios atsiskleidė per šios žmonės, Dievas trokšta atskleisti per šių dienų jaunimą ir vaikus. Istorija apie Juozapą ir Dovydą parodo, ką Dievas padarys dėl tų, kurie paveda save jam ir visą širdimi stengiasi gyvendinti jo tikslus. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.